Sveiki visi. Šiandien norėtume pakalbėti apie taikinį, kuris lietuviškai vadinasi parabolė. Šią trajektoriją gali skristi įvairūs taikiniai. Tai gali skristi ir standartinis taikinys, ir MIDI taikinys, ir BATU taikinys, ir RABBIT taikinys. Jinai turi puslankio tokią trajektoriją, tik jinai gali skirti savo kampu. Jinai gali būti aukšta, vidutinė ar žema. Tai pirmiausiai pradėsim gal nuo aukštos trajektorijos. Į ką reikia atkreipti dėmesį? Pirmiausiai, šaunant šitą taikinį, mums reikia pasirinkti šūvio vietą. Angliškai vadinasi breakpointas, bet aš pasakyčiau, čia ne yra taškas, bet šūvio plotas, kur mes atliksime šūvį. Kad atlikti šitą šūvį, mūsų šautuvą reikia davesti iki tos vietos. Kad davesti iki breakpointo vietos, tai mes turim pasistatyti teisingai šautuvą. Tai šautuvas yra pastatomas truputį dešiniau ar kairiau, žiūrint į kurią pusę parabolė skrenda. O žvilgsnis nukreipiamas į išlėkimo vietą, tačiau aukščiau jūsų šautuvo vamzdžio. Kad akis pirmiausiai pamatytų taikinį ir tada mes galėtume prisidėję šautuvą judėti link taikinio judėjimo trajektorijos. Tai šaunant aukštą parabolę, labai daug žmonių prašauna šitą taikinį žemiau taikinio. Todėl, kad jeigu pas jūs pasąmoniai užsifiksuoja, kad kažkada jinai krenta, tai daugelis žmonių iš karto veda šautuvą žemiau taikinio. Taigi, jeigu nepataikėt šito taikinio, pirmiausiai, ką jums reiktų pabandyti padaryti, tai pabandyti iššauti truputį aukščiau, kaip jūs šovėte. Ir jūs pamatysite, kad šitas bus tikrai geras mano patarimas jums. Tai šaunant aukštą parabolę norėčiau parodyti, kaip reiktų jums pasistatyti šautuvą ir kur pastatyti jūsų žvilgsnį. Kaip matom, C raidė yra aukšta parabolė. Šaunant šitą taikinį, aš statau truputį dešiniau trajektorijos savo vamzdį, bet jis turi būti nukreiptas apie vidurį nuo tos vietos, kur mes šausime. O jūsų žvilgsnis nukreiptas truputį kairiau. Kada mes pamatom taikinį, mes pradedam dėti šautuvą ir pradedam vesti šautuvą į viršų link jo judėjimo trajektorijos šito taikinio. Aš visiems sakau labai įdomu tokį dalyką ir daugam padeda. Sakau, pažiūrėkit, kada taikinys skrenda, jeigu nebūtų žemės traukos, kur jisai nuskristų? Teisingai, jisai nuskristų į viršų. Taigi, jeigu taikinys kyla į viršų, tai jūsų pavedimas turėtų taip pat kilti į viršų, bet jokių būdų jis neturėtų nuvažiuoti į apačią. Tai yra, negalima niekada atkartoti taikinio skridimo trajektorijos. Taigi, vedam šautuvą aukštyn kartu su taikinio judėjimu į viršų ir kada mes atsirandam taikinio viršutiniai daly, iš karto spaudžiama gaiduką. Gaidukas turi būti nuspraustas labai greitai, bet ir tuo pačiu švelniai. Mes negalim taikytis, mes negalim galvoti apie užmetimus, mes turim daryti judesį ir judesyje spausti gaiduką nestabdydami ginklo. Tai kalbant apie vidutinio aukščio parabolę, tai į ką mes turėtume atkreipti dėmesį? Jinai skrenda žemesnių kampų. Tai mes turim truputį žemiau pasistatyti trajektorijos savo vamzdį, pasukti savo nosį į ten, kur išskrenda lėkštė, todėl kad mes turim pirmiausiai pamatyti šitą taikinį. Pamatę taikinį, dedamės šautuvą prie peties ir judame taip pat į viršų, link taikinio judėjimo trajektorijos. Ir vėlgi mūsų pataikymo plote iš karto spaudžiam nestabdydami ginklo gaiduką. Žema trajektorija visada šaulius gąsdina, todėl kad visiems šauliam atrodo, kad jinai iš karto pradeda žemėti. Bet iš tikrųjų tai nėra taip, kaip jums atrodo. Jinai vis tiek turi judėjimo kampą į viršų ir jeigu
šaulys greitai fokusuojasi, greitai susikoncentruoja taikinį, jo pavedimas vis tiek turėtų būti tolygus trajektorijai, bet nešauti jokių būdų žemiau. Čia mes kalbame apie vienetinius taikinius, kada šaunam vienetinį taikinį. Jeigu mes šautume dupletę ir būtų antras taikinys, mes tada turėtume šauti truputį žemiau šito taikinio. Bet visada, jeigu nepataikėte šito taikinio, pabandykite iššauti truputį aukščiau, kaip jums atrodo. Ir jūs tikrai pataikysit šitą taikinį. Dar reikia atkreipti dėmesį į taikinio greitį. Vėlgi čia mes negalim vienas kitam sakyti, kad aš turėjau tokį užmetimą, kada spaudžiau gaiduką. Todėl, kad kiekvieno šaulio skiriasi judėjimo greitis, pavedimo greitis. Kuo greičiau vesim taikinį, tuo mūsų užmetimas mažės. Ir mes, kiekvienas žmogus turi savo matymą ir savo pavedimo greitį. Ir pas visus žmonės užmetimai skiriasi. Į šitą reikia labai atkreipti dėmesį, todėl, kad vis dėlto reikia gaiduką spausti iš jausmo. Kada jaučiate gerai, matote teisingą jūsų tą paveiksliuką ir iš karto spaudžiate gaiduką, nestabdydami šautuvą. Šaunant parabolę, ar ji būtų aukšta, ar vidutinė, ar žema, tinka visi pavedimo būdai. Galima šauti ir visais metodais, ir swing through, ir pull away, ir sustain lead. Tai yra ir vedant priekyje, atsitraukiant nuo taikinio ir aplenkiant taikinį.